Akcinė bendrovė Kelių priežiūra yra valstybės valdoma įmonė, atsakinga už daugiau kaip 21 000 kilometrų valstybinės reikšmės kelių priežiūrą ir tvarkymą visoje Lietuvoje. Bendrovė užtikrina, kad keliai būtų pravažiuojami ir saugus visais metų laikais. Todėl yra išvystytas platus teritorinis tinklas ir veikia 49 padaliniai. Tokios veiklos aprėptis reiškia ir didelį energijos poreikį, todėl energijos vartojimo efektyvumas, susijusių sąnaudų mažinimas ir aplinkosauginių tikslų įgyvendinimas bendrovei yra nuolat svarbus. Pasinaudojus aplinkos projektų valdymo agentūros parama, įrengta 200 kW galios saulės elektrinė ant naujai statyto pastatų komplekso stogo. Ši vieta pasirinkta neatsitiktinai. Čia dirba dalis administracijos darbuotojų, įsikūręs Kauno padalinys Kauno Meistrija, veikia transporto ir technikos remonto servisas. Todėl čia elektros energijos poreikis yra didžiausias iš visų bendrovės objektų. Nuo 2024 metų pradžios elektrinę pagamino ir bendrovė savo reikmėms sunaudojo apie 425 000 kWh elektros energijos, o tai leido sutaupyti maždaug 34 000 eurų. Ši atsinaujinančios energijos dalis taip pat prisideda prie klimato kaitos tikslų įgyvendinimo. Vertinant šiandieninės elektros rinkos kainas ir gautą aplinkos projektų valdymo agentūros paramą, skaičiuojamas investicijos atsiperkamumas 7 metai. Bendrovės patirtis rodo, kad energijos efektyvumo priemonės yra tvari ir ekonomiškai pagrįsta kryptis. Todėl kitoms įmonėms rekomenduojame pasinaudoti paramą, sumažinančią pagrindinį investicijų dydį ir vertinti ne tik finansinę, bet ir aplinkosauginę bei energetinės nepriklausomybės naudą. Bendrovės specialistai gilino žinias Life IPN Elite projekto organizuotoje energetinio efektyvumo konferencijoje, vėliau rengė energijos efektyvumo planus, bendrovėje įdiegtos saulės elektrinės, sėkmingai gyvendinti apšvietimo atnaujinimo projektai. Be to, bendrovė nuolat skatina darbuotojus taikyti ekovairavimo principus, taip pasiekdama reikšmingo energijos taupymo ir aplinkosaugos rezultatų. Belieka palinkėti ir kitoms pramonės įmonėms eiti šiuo energijos efektyvumo didinimo keliu.